Sveiki visi, aš Joris ir sveiki į mano vlogą. Varam. Mes dabar... šunis. Mes varysim... Ką čia mano kamera eina? Ką tu čia vagi? Pauliau, blemba. Bandai ką mane parodijuot? Nepaėjau manęs parodijuot. Bandai mane parodijuot, atfegitas. Mano draugužis Martis. Martiulka. Rūpienį geria, tai va, apsitaškės. Šiandieną vyksime kaimą. Bus dar jos pusbrolis Paulius. Paulius iš Airijos. Seniai iš jų įmatęs, tai sutiksim su juo. Bet prieš tai dar su Roku nuvarysime į krepšinį. Lietuva su Nyderlandais lyg tai žais. Tai va, lekime. Alio, operatorius. Operatorius filmuoja. Operatorius. Jo, reikia saugoti šūdų čia. Man atrodo, įmynių. Ne, neįmynių, ačiū Dievui. Varysime į miškelį dabar. Rugėlė pasiėmė degtukų, ne? Jo, Rugėlė pasiėmė degtukų. Tai padegysim mišką turbūt. Naujas viršiukas čia kažkur gimė. Nu, karvė, rodyk savo vaiką. Kiusiai, viskas gerai? Labas. Gera tu karvė, maladėts. Va ten turbūt mamytė, ne? Koks mielas. Gerai, nelendame. Jėzau, čia truputį šlapia bus. Tik truputį. Neik. Matai, čia kažkas nuskendo, va, pėdsakai buvo, ėjo tenai ir nuskendo kažkur. Nelaimingas atsitikimas. Ne, Pauliau, nerizikuok, gerai? Atsargiai. Jau tu ten nuėjai? Nerizikuok savo kamerą. Žiūriu, kad dabar Joris eis. Aš kažkaip O čia dar uogų ir... Tai valgyk. Jo, wow. Atsargiai. Daug tu lauk. Čia durė mane, durė iš prievartaus, ne? Aš va čia įlindau. Labas, Jori. Net mano šiknos gerai. Joris, va. Hai. Hai. Aš net nežinau, kur mes einam, bet tiesiog einam. Čia jaučiuosi kai džiunglėse, nes va, pilna medžių. Labai žalumynų. Ir kaip tik džiunglėse drėgna, ne? Labai. Būtent va čia labai drėgna. Nu, tai aišku, trūksta beždžionių. Oh, shit. You okay, bro? You okay? Yeah. You need some help? Ne. No, you don't need any help? Okay, good. Jeigu čia nebūtų balų, aš būčiau jojus ir šitą peršokęs. Ai. Aš tai, jeigu būtų čia mano miškas, tai pasidaryčiau čia trasą su motoroleriu. Arba su keturačku. Ai, įsidūriau. Savęs nesaugai, bet svarbiausia savo kamerą, gerai? Svarbiausia kamera. Jo, jeigu aš kur nors nukrisiu... Nesvarbu, svarbiausia, kad kamera. Jo. Va, žinot, kai žmonės čia buvo neseniai. Čia tiesa pavasarį Rugėlė ir žiemą neseniai. Žiemą? Ne, jo, pavasarį. Buvo dar, kadangi šaltas laikotarpis, tai buvo medžiai iškirsti ir mes ant rastų čia kaip laipėjom, šokinėjom. Jo, dar truputį sniego buvo ir įkritau į pelkę. Tai, žinot, susimaudžiau, pasigyriau draugam, kad jau pavasario pradžioje įsimaudžiau. Oi, vėl per... Aš dar kaip tik tuo laikotarpiu norėjau filmuoti, tai būčiau filmavęs, tai būtų mano telefonas jau nuskendęs, jau amena būtų. Jeigu norėtumėte tokių nuotykių, spauskite like, subscribinkit. Ir komentuokit hashtag neblogai. Va, jei vaikučiai turite fantaziją, įsivaizduokit, kad šitas dalykas yra žolė, mes tai laisvai įsivaizduojame. Ir mes paprastai susiviniojam į popierių ir rūkom. Viskas Rugėlė degint šitą medį, viskas aišku. Čia tai bys. O, tai... Nu tai jo, kaip čia žaibavo. Eik, tu sako, čia nukrito net. Ale, kiek man reiks montuot? Opa! Fuck! Tau viskas gerai? Seriously, nieko nesitiko. Viskas gerai. Nuslydau. Ne, visiškai ne. Eik, tu savo. Ai, tu savo, kai slydau, ar tu neįsivaizduoji. Visiškai nieko nebuvo. Šitas medis rimtai slidus. Bet jau naujos žaizdos nenorėjau, bet labai kažkaip gražiai nusileidau. Čia tutorial, kaip deginti medį.
Va. Ne, žeginu varmus. Jei norite sveikai gyventi, turite valgyti molį. Nes, tiesą sakant, ten per žinias kažkur girdėjau, kad moteriškė senolė neturi dantų ir valgo molį. Ir jai sakė skanu ir atrodo sveika, bet šrikštu mes jo nevalgysime. O pasielgsime kūrybiškai ir kažką numodeliuosime. Jo, valgykite molį. Geras dalykas. Tiesiog eikite į lauką, iškaskite duobę, ieškokit molio. Darbus visokius. Aš tiesą sakant esu lankęs 2 metus keramiką. Kartu su Roku lankėm, žinai. Ana? Jo. Ir mane net gyrė, kad labai gražiai moku daryti. Tas molis negerai apdirbtas. Jeigu būtų gerai apdirbtas, tai galėjom kažką gražaus nulipdyti tau. O ne? 10 centų depozitas, einam į miestą, va dabar nuo kaimo į miestą ir depozitinsim. Nenoriu. Šiurį. Vertini kamuoliuką. Va, parodyk. 11. Iš 10? Tai dabar, kai mes pročiai išeisim. Taigi tu esi tas žmogus, kuris žino viską, tai vesk. Taip, žinau, bet dabar tai nežinau, kaip išeiti. Sargiai. Įsidilginau 100 kartų. 101 kartą. Gerai, kamuoliuk. Ate kamuoliukui. O, ne. O, shit. Pravesim pamokėlę. Reikės daryti spydo tą Jei dalyką. neturite ką veikti namuose, bėkite! Bėkite ten, kur norite! Pasidilginau į nagą. Ir viskas gerai. O, kaip blogai. Baigėme savo kelionę džiunglėse. Kokio lapo pasakyti? Man labai skauda koją, žinok. Kas tai? Skauda koją. Ieškok gydančio lapo. Tik įsidilginom ir tu įsidilginai. Va, ką skauda, va. Į žolę, va, žolių prisidedi, va. Duok parūkyti. Mėty po žolės, savo į kojas, mėty, va. Paimi žolę, pasitrini viskas, va. Kas yra? Jis gydas. Dargi jau paimi karvės šūdą, jeigu augalam padeda patrišia augalus, tai kodėl žmonėm, kas žmonėm būtų blogai? Tik iš savo galvą. Apsitrini va galvą. Tik iš savo nagą, tik tavo nagas skaudėjo. Jo. Jo, kodėl ne? Čia yra aukštos klasės. Čia, karočią, ne vienas žmogus dirbo 100 jų. Va, skambutis. Va, kėlimas, va. Patrinam kojas. Einam į mano kambarį. Va. Čia veidrodis. Va, čia mano lova. Va, dabar švarimas. gaudau. Dabar jinai švari. Pažiūrėk dabar kokia. Va, karočią. Čia mes naktį nemiegojom. Čia karočią spėliokit, neatspėsit. Čia ir taip niekada neatspėsit. Čia Rugilė miega. Ar O čia operatorius mūsų miega. Va. aš Va. virtuvė. Telikas. Telikas, jo. Telikas. O, žinau, dabar parodysiu patį geriausią dalyką. Nu. Alleluja. Tinginys. Va operatoriau. Jei darysite dažnas klaidas, va kas pareis. Duosi man tokią dovaną, eikti savo, I'm flattered. Ne, mulkį nupjausiu. I'm flattered. Pagaliau aš esu aukštesnis negu Džestioris. Niekas nesu aukštesnis negu Džestioris. Aukštesnis negu Džestioris. Imkite čipsų operatorių. O, ačiū. Nu, jūsų rankos šiaip nešvarus, bet nesam. Aš irgi. O, full. Ne va. Nuskanus, bet viską tie. Tokie minkšti jau. Jo, tokie. Aš visiems operatoriam čia duodu. Nežinote, mano operatoriai keičiasi. Tai mama, tai tėvas, tai Paulius, tai aš pats kartais būnu operatorius. Privet visi. Dabar mes filmuosim, kaip džiaugiasi smalkite. Pamirškite #neblogai. Būtinai padarykite tai. Baigėme čia kelionę. Su jumis buvo Šjoris. Tu prizūminės, alio. Jo. Su jumis buvo Šjoris. Jeigu patiko šitas videos, spauskite like. O atsiprašau, dar operatorius Paulius. Operatorius. Privet. Su nuotykiais video. Būtinai paspauskite like ir subscribe. Gerai. Iki. Va, šito kaimo žvėris. Traktorius. Eik, tu žvėrė. Va, vidus.
Patogi sėdynė, viskas. Va ten yra kaimo žvėris. Kur?